Tai dabar gerai, Erika, papasakok man tada, kada tu pradėjai iš viso fotografuoti? Turbūt kaip ir daugumą pradėjau fotkinti mokyklai, kokia čia klasė buvo, kokia 6 turbūt. Mama turėjo fotoaparatą pusiau profesionalų, 5,52, kaip dabar atsimenu. Jinai neleisdavo mums su sesė mano dvynę imti, ji nes bijojo, kad sudaužysim, tai mes paslapčia tiesiog imdavom ir fotkindomės. Ten tiesiog išeidavom į gatvę, kur nors į parką ir darydavom visokias fotosesijas. Ten tada dar tuo metu buvo populiarus toks puslapis Lookbook, gal žinai? Jo, ten kur stilių rodydavo visokios influencerės. Mes prisižiūrėjom ten tų nuotraukų ir labai norėjom pakartoti kažką. Irgi norėjom parodyti stilių, kažką, nežinau, tiesiog atrodyti fainiai gražiai, kaip ir kiekviena turbūt paauglė. Tai ir mes su sesė darydavom tas nuotraukas. Ir paskui mama pamatė, nes vis tiek ir Facebook'e keldavom ir į Instagramą. Mama viskas stebėjo, ką mes darom. Tai žodžiu, ir pamatė, sako, tokios profesionalios nuotraukos, iš kur čia pas jūs fotikas. Nu ir taip sužinojo, kad mes įmam. Bet paskui pamatė rezultatą, kad fainiai visai atrodo. Tai sako, nu gerai, galit imt, bet tik man iš pradžių visą laiką praneškit, kad ten viskas būtų gerai. Nu ir taip ir pradėjom. Mes su sesė kartu pradžioje, paskui draugės pamatė, irgi norėjo fotosesijos, taip pradėjau fotkinti ir pirmus savo užsakymus gauti. Tai kiek atsimenu, mano pirmą fotosesiją, nežinau, kokie 8 klasėje buvo 7 eurai. Jo, pirmas fotošutas Klaipėdoj. Tai va, nu ir taip kažkaip mokykla visi žinojo, kad aš fotkinu ir visi užsisakinėdavo ten tos asmeninės fotosesijas, žinai, Facebook'o, Instagram'o, kad fainiau atrodyti, kaip ir kiekvienas nori. Tai žodžiu, taip ir prasidėjo, galim pasakyti, mano karjera. Ko žmonės dabar užsisakinėjo fotografus? Neatsakysiu kažką labai įspūdingo, tai momentus svarbiausius užfiksuoti gyvenime. Tai šventės, vestuvės, šeimos fotosesijos, love story. Tai va, bet pas mus Lietuvoje, man atrodo, bėlė kiek fotografų ir labai daug ir videografų. Tu prasme, perbildyti rinką, kiek man atrodo, kiek yra mūsų žmonių nedaug ir kiek yra fotografų iš jų. Nežinau, ypač Klaipėdoje tai labai daug prie jūros. Tai kaip išsiskirti, va čia pagrindinis gal klausimas būtų. Kaip išsiskirti, kad tave norėtų pas tave fotosesiją užsakyti. Ok, o tai dabar tiesa, pavyzdžiui, tai suprantama, aišku, kai yra kokia šventė svarbi, tai faktas, kad norisi, kad profesionalus fotografas gražių kampų, tinkamų momentų paspaustų mygtuką, nes jau nekalbant, kad bendrai pas mus kaip yra fotografų, kaip minėjai, ar ne, ir dar žmonės patys fotografuojasi su telefonais, atrodo ir panašiai. Tai telefonai kartais geriau fotkina negu kai kurie fotografai, čia irgi svarbu. Ta prasme, iPhone'o dabar galimybės begalis. Ir dabar net yra fotografų, nežinau ar matėjai, pas mus Klaipėdoj tai mačiau yra ir Vilniuje, ir Kaune irgi, man atrodo, fotografai, kurie fotografuoja būtent su iPhone'u. Ir ima už tai pinigus. O dabar dar Google Pixel atėjo į Lietuvą, kuris geresnis negu iPhone'as, tai dabar kas dabar... Bet iPhone'as ale prestižas, tai čia. Nu, tai kodėl mes fotografai nefotografuojam su Leikom ar Hasselbladais, ar ne? Nors yra tokių. Tai va, tai tas klausimas, dėl ko pasirinkti fotografą. Tai man atrodo, tas atsakymas būtų stilius. Turėti savo braižą, stilių, čia va yra labai svarbu. Fotografui. Sukurti savo kažkokį unikalų. Jo, unikalų savo matymą. Kad žmogus atskirtų, pažiūrėjęs tavo nuotraukas, žinotų, aha, čia va šitas fotografas fotkino. Nes jau matosi jo braižas, kaip jisai gaudo emocijas, kokias jis spalvas daro. Ta prasme, ten grūdas, negrūdas, labiau cinematic ar tiesiog natural. Tai čia irgi toks dalykas. Kiek aš klausiu savo klientų, pavyzdžiui, dėl ko mane būtent pasirinko. Nes kažkaip anksčiau gal rinkdavausi dėl kainos, nes aš, kaip čia buvo dar anksčiau mano hobis labiau fotografija, toks antras darbas, tai visi rinkdavosi pagal kainą. Kainos kokybės santykis buvo labai geras, ta prasme, geros nuotraukos už pigiai, galim taip pasakyti. Bet kai pradėjau 3 ar 4 metus atgal jau tik fotografiją užsiiminėti kaip pagrindinis mano darbas, pradėjau jau klausinėti žmonių, kodėl būtent mane renkatės, nes jau kaina buvo kaip ir visų, ta prasme standartinė tokia, profesionalų galim tai pavadinti. Tai žodžiu,
tai visi sako, kad patinka jūsų stilius, jūsų braižas, jūsų matymas, kažkokios kitokios nuotraukos nei pas visus. Ir man labai norėjosi įsigilinti, kokios tas nuotraukos kitokios, ta prasme, kažkaip apibriežti tą savo stilių. Tai bandau dabar vis dar jį kurti. O tai ta prasme vis tiek tu remiesi kažkokius kitus fotografus, sakai, žiūri kažkokius pavyzdžius, bandai atkartoti, kopijuoti, remiksuoti. Kaip tas procesas savo identiteto paieškos kelias, kaip tavo tas atrodo? Šiaip čia labai yra svarbi detalė tokia, momentas. Labai daug žiūrėti pavyzdžių gerų, kur tau kabina akį, kur tau pačiam patinka. Tai aišku, dažniausiai žiūriu tiesiog Instagram'e, Pinterest'e, bet turiu ten keletą fotografų iš užsienio, kurie man labai patinka, kurie fotkina būtent tokiam cinematic, čia pavadinti, tokiam sendintum efekte stiliui. Jis man atrodo toks gyvesnis, toks turintis kažkokią sielą net, negu paprastos ten nuotraukos be jokio apdirbimo. Tai tas ten vadinasi ne polaroidinis, o kur juostinio fotoaparato tas efektas. Tai man tas labai patinka. Ir tos šiltos spalvos. Tai aš tokius fotografus žiūriu ir kur pagauna gal kokius įdomesnius kampus, kur gali nukirsti galvą, kur gali nukirsti rankas. Ta prasme, man čia atrodo visiškai nesvarbu ir visi tie taisyklės yra tam, kad jos laužyti. O tokia aš. Arba kur naujas. Jo, arba kur naujas. Aišku, labai svarbu ir vis tiek turėti tas pagrindinės žinias. Ta prasme, kad gerai fotografuoti, bet aš, pavyzdžiui, niekur nesimokiau fotografijos, visiškai iš praktikos. Tai svarbiausia, man atrodo, šitam dalykė yra daug praktikos. Kuo daugiau pas tave žmonių praeina, skirtingų situacijų, skirtingų veidų, charakterių ir taip toliau, tuo labiau tu tobulėjai. Tu prisitaikai, tu žinai, kaip su jais dirbti, tu atrandi kiekvienam kažkokį grožį, tu mokaisi dirbti su žmonėm ir su jų emocijoms, kaip užtraukti tas emocijas, kaip jas parodyti. Tai tas turbūt svarbiausia. Buvo net tokia idėja apie fotografiją kalbant, padaryti tokį projektą, fotografuoti visokiose pačiose mažiausiuose Lietuvos kampeliuose bažnyčias lietuviškas. Nes šiaip, kur atvažiuoji kokį mažą kaimą, visas kaimas, blogai atrodo, bet vienintelis pastatas, kuris visada gerai atrodo, tai bažnyčia. Ir ten galima rasti tokių egzempliorių fainų. Aš su tėčiu mes važiuodavom visą laiką po visokius piliakalnius, aš mėgdavau labai tos istorinės vietas. Tai mes ten aplink Klaipėdą, iš vis aplink visą Lietuvą važiavom, ten labai daug visokių kaimų. Ir ten man visada žaviuosi tą bažnyčią, architektūrą ir vis, kaip jinai išsaugota, puoselėta ir taip toliau. Tai kaip toks kultūrinis, architektinis toks paveldas, man atrodo labai fainai. Ir daug kas nežino net, kad tokie yra pastatai. Tai labai fainai ir turizmui, manau, būtų. Tai toks buvo. Man tiesiog iš to grožio, turbūt, perspektyvos. Ta bažnyčia labai fainai visada atrodo tuose mažuose kampeliuose. Jos yra, visai, kad ir buvo turtingiausias taškas, kaip pagalvoju. Jo, nes visi pinigus neždavo ten. Būtent ten. Taip. Po to valdovas, žinai. Nunešė kunigui, kaip sakė, ir po to tam, kaip jis tam žemvaldžiui. Tai jo, bet tai gerai, bet pavyzdžiui, sakykim taip, kiek tau pavyzdžiui toj pačioj fotografijai, kaip išgirdau, žinai, tos raktinius žodžius, grožis, estetika, ar ne, ir pavyzdžiui, išraiška. Kiek tu, pavyzdžiui, jeigu procentaliai tau duotų, tarkim, yra, sakykim, kas yra fotografija, žinutė, kažkokia mintis, ar ne, tada išraiška ir kažkoks grožio standartas. Ta prasme, kiek tu tame... Gal grožio standartų iš vis neapsiribočiau, nes manau, jo tiesiog nėra. Jis labai individualus. Grožio standartas, ta prasme, man kai visą laiką sako, čia gražus žmogus, čia ne, aš tai visą laiką. Kaip jūs taip galite sakyti, nes kiekvienas žmogus yra individualus ir kiekvienam galim rasti kažką gražaus savo. Čia tiek individualus dalykas, kad kažkokie ten sociumų mūsų, ten tie standartai prikišti, kad čia visiška nesąmonė jiems kažkaip ant jų orientuotis, taip pasakyčiau. Bet išraiška galbūt procentaliai tu nori, ne? Daug maž, dalimis, balais, gal prioritetais gali. Ok.
Palauk, kas ten dar buvo? Išraiška, grožis ir... Mintis, žinai. Mintis. Aha. Nu, gal išraiška pirmoje vietoje, antroje vietoje mintis ir trečioje vietoje grožis standartai kažkokie. Bet tarkim, žiūrinti tai, tarkim, gerai, išraiška, ar ne? Ir tarkim, grožio matymas. Nu, vis tiek. Žinutė, kaip suprantama, bet vis tiek yra tos tokios viena kita oponuojančiai gražu ir kaip išreikšta. Tarkim, ir žmogus, kuris atėjęs pas tave fotografuotis, ar ne, jis, pavyzdžiui, nu, vis tiek bus savikritiškas pakankamai, ne? Visi sako, aš iš vis nelabai pozuoju, aš ten negražus, aš kartu tokie. Tai va ir klausimas čia ir yra. Sakykime, vis tiek papasakok apie tos momentus, kai pavyzdžiui, žmogus pamatė save tavo fotografijose ir kiek tu, pavyzdžiui, daugiausiai prisimeni, gal kažkokios emocijos, tarkim, ir kas paveikia dėl ko, šiek tiek apie šitų, turi vis tiek kažkokių įvykių prisiminimų čia. Tai dažniausiai būna taip, kad žmogus ateina ir jisai visiškai, ypač kai pirmą kartą į fotosesiją iš vis ateina, labai nepasitikė savim, ta prasme, jam atrodo, kad jis labai nefotogeniškas, nežino kaip pozuoti, kur iš karto 100 klausimų. Tai aš visada nuraminu, sakau, kad jūs tiesiog pabandykit, atsipalaiduokit, čia tokie standartiniai gal tokios frazės, bet sakau, pas mane visi ateina ir sako, kad nemoka pozuoti. Paskui išeina profesionaliais modeliais. Tai gal taip pasakysiu, nes svarbiausia duoti žmogui tą saugumo jausmą, kad jis gali būti savim tiesiog. Tai kaip tas įvyksta metamorfozė, taip gal pasakyčiau. Tai pradžioj, kai aš įjungiu kamerą, pradedu fotografuoti, visi labai, negali atsipalaiduoti pirmas 10-20 minučių. Tai tiesiog tu turi labai daug kalbėti su modeliu, daug sakyti komplimentų, bet ne taip tuščiai, kad kur visiems sakai, tu gražus, tu linksmas, tokius labai bendrus. Tiesiog pamatyti kiekvienam žmogui, kas tau realiai patinka ir jam pasakyti tai. Į akis atvirai, garsiai ir daug kartų sakyti, va čia taip fainai padarei, va čia taip ranką gerai padėjai, va ten šypsena labai graži, ten va tas kamputis, nežinau, lūpos čia va gražiai atrodo. Kažkokios tokios labai individualios, smulkios detalės padeda žmogui pajausti tą pasitikėjimą savim. Ir jis tada, tikrai, ir dar jeigu parodai nuotrauką, kokią gavosi, fainai, jisai dar daugiau to pasitikėjimo įgauna ir tada visiškai atsipalaiduoja. Tai geriausiai turbūt 10 minučių paskutinis laiko fotosesijai geriausia kadrai gaunasi, kai žmogus būna savim, tiesiog durniuoja, atsipalaiduoja, tas jo natūralus būdas tiesiog būti čia momente. Jau gyvenimas visas pasirodo ir nuotraukas, bet čia toks darbas iš tikrųjų sunkus, psichologinis net labiau pasakyčiau, nes fotografai, ne tik fotografai, bet ir psichologai, aš manau, turi būti. Jo, čia iš tikrųjų tas tiesa, nes čia yra ypatingas, kaip sakant, aš manau, kad tai yra pakankamai intymus ryšys su tavo klientu, kai tu kalbi, kaip jis atrodo ir tu jį giri, tai kaip ir tokie komplimentai, tai tokie ir nes šiaip kitose srityse tai arba pasakysi komplimentą, iškart iš tave pasižiūrės, tu čia man turėjo omeny, ką čia nori pasakyti, žinai, šitaip jau kabinėjęs ir jo, o čia gaunasi toks viliotinio žaidimas ir tai yra vyksta dėl to momento, kaip kad žmogus būtų savimi, savyje, teisingai bet tas psichoterapinis modelis, ar ne, tarkim, ta terapinės fotosesijos, dabar išgirstam, dabar ta fotosesija jau tampa kitokia, nes fotografuotis visi galim, yra telefonai, visi brandai dabar yra pakankamai konkuruoja labai stipriai ir filtrai, ir galų galiai ir aplikacijos, ir dirbtinis intelektas, ir face-upai, tai dirbtiniai intelektai, visi įrankiai yra. Bet vis tiek fotografo reikia. Ir dabar, anksčiau tos terapinės fotosesijos tokio kaip iš viso net nebuvo. Dabar žmonės labiau pradėjo kreipdėmėsi apie fotografo darbą kaip tam tikrą terapeutą, nes tai yra procesas, tai yra gyva, tai yra kažkas kita. Nes vienas dalykas, kad aš manau, kad kodėl kitą kartą influenceriai, ten, sakykime, daug geriau save susifotografuoja, nekalbant, kad kiti naudoja face-upus ir panašiai, kas nebūtinai yra blogai, nes jie yra skaitmeniniai personažai.
jie nėra nei kino žvaigždės, nei dainininkai, jiem nebūtina atrodyti natūraliai, jie atkala savo tą pusę ir su to yra viskas gerai. Dabar tikrai, čia mes nekritikuojam. Tai yra tam tikras modelis, kuris yra priimtinas ir jeigu žmonėms patinka, tegul ir tinka. Kaip sako, jeigu tinka, reiškia gerai, reiškia veikia. Bet, tarkim, grįžtant prie tos terapinės fotosesijos, papasakok apie šitą dalyką, ką tu čia tokia atrandi, ką tu ten randi. Jo, kaip ir sakei, dabar ta fotografija antiek tapo gal prieinama visiems. Ta prasme, visi turi fainus, gerus telefonus, net ir patį pigiausią vis tiek gali fainai kažkaip nufotkinti. Visi turi programėlės, Lightroomai, nežinau, ten kiti snapsidai ir taip toliau, FaceAppai. Tai kiekvienas savo gali pasidaryti fainą fotosesiją iš tikrųjų namie. Tiesiog pasistatyti prieš save telefoną, ten gerą šviesą iš lango ir viskas. Ir tu gali daryti savo fotosesijas. Ir tada gaunasi taip, kad fotografo reikšmė kaip ir biški dingsta. Nu taip nedingsta, bet taip tampa sumenkėjo, tampa netokia reikšminga, netokia vertinga galbūt, nes tai tiesiog prieinama. Jis mažiau reikalingas. Jo, jis mažiau reikalingas. Gal tiesiog, nemenkinant, aišku. Jo, nemenkinant. Nemenkinant save. Tiesiog. Arba bandom kelti aukščiau. Taip. Tai va, ir atsiranda kitų dalykų, ta prasme, kam reikalingas antras žmogus, kad tave nufotografuoti. Kokia jo misija tame reikale. Tai va, ir čia atsiranda visokių atšakų tada, aš manau. Tai ir psichoterapinė fotosesija, nežinau, kaip čia. Terapinė, jo, čia iškirpsi. Psichosesija. Psichai ateina, žodžiu. Tai taip, jo, fototerapija atsiranda toks dalykas. Tai šiaip ganėtinai seniai yra atsiradęs, kiek aš domėjusi. Pirmą kartą išgirdau apie jį galbūt prieš porą metų. Tiesiog pamačiau Instagram'e, Klaipėdoje dar gyvenau. Ir mano pažįstama, kurią aš followinau, pradėjo daryti tokias fototerapijas. Tai man tapo labai įdomu, aš galvoju, kas čia per dalykas toks. Kokia tu ten terapeutė, tai fotosesijai. Tai žodžiu, pradėjau domėti, žiūrėti jos stories darbus, tai pas ją ten iš vis buvo su kažkokiais būgnais, su kažkokia kombučia, jinai ten atsineždavo visokios ir ten pradžioje su tais klientais eidavo kažkokį transą. Nu, žodžiu, labai įdomiai skambėjo. Ta prasme, ir jinai už tai imdavo nemažai pinigų dar tais laikais. Tai aš taip įdomiai, taip, kažkas užsisako tokį dalyką, nu ir čia gaunasi kaip pridėtinė vertė. Ne tiesiog nuotraukos, bet ir kažkoks potyris, kažkokios emocijos, nauja veikla, nežinau, emocijos gal geriausias žodis. Nes vis tiek visi žmonės ieško kažkokių naujų potyrių ir ta fototerapija būtų, link to viskas eitų. Bet dabar aš susimaščiau padaryti irgi savo tokias kaip sesijas fototerapinės, bet gal labiau iš tokios psichologinės pusės. Ne tiesiog pavadinti fototerapiją ir fotografuoti ten su būgnais, kaip mes einam į hipnozę, o biškai gal rimčiau pažiūrėti tai. Ir kaip ta žodis terapija yra ir foto, ir juos atskirti, bet ir sujungti. Ta prasme, yra psichologas ir esu aš fotografas. Tai norėčiau daryti tokias sesijas, kur, pavyzdžiui, didelė grupė žmonių, apie 5 žmonės, gal daugiau, gal mažiau, nežinau, čia dar sakau, apmąstymuose viskas, bet susirinka fotostudijai, kur kokia nors faina erdvė tokia, ir jie atsisėda ir kalbasi su psichologu apie savo baimės, apie savo blokus, apie kas liečia išvaizdą turbūt ir ką mes transliuojam kitiems žmonėms. Nes per tas socialinės erdvės labai daug šiaip atsirado ir gerų dalykų, bet ir blogų dalykų. Ir naujų visokių baimių, blokų ir kompleksų, gali to pasakyti. Nes vis tiek tie standartai dabar diktuojami to Instagramo ir visą tą socialinę erdvę. Ir žmonės mato tas išpuoselėtas FaceAppais ir visais kitais įrankiais veidus. Ir kai jie nufotografuoja, pavyzdžiui, save ir, pavyzdžiui, nežinant apie visus tos filtrus ir galvoja, kodėl aš taip neatrodau. Reiškia, aš negražus. Reiškia, aš ir vis siekia to kažkokio tobulo, nežinau, tobulybės kažkokios siekia, kurios realiai neegzistuoja. Jie neegzistuoja tik toj nuotraukai, nes ten labai daug magijos.
Tai esmė būtų šitos fototerapijos padaryti tokį kaip apversti visą šitą dalyką. Ta prasme, parodyti žmonėm, kad tai yra viskas, ne į tai reikia koncentruotis. Reikia koncentruotis kaip tik į savo vidinį grožį ir jį skleisti į kamerą, pavyzdžiui. Tai jie pasikalba apie savo blokus, apie savo išvaizdą, kas juos gal trigerina arba nerimauja dėl ko. Nu, gal ne tiek apie gilinius tokius tos pergyvenimus, bet kas liečia išvaizdą, kas liečia tą socialinį mūsų dalyką, kur mes susitinkam su kitais žmonėm ir visą laiką bijom, kaip mes atrodom, kaip mes čia dabar pasirodysim, kaip mes atrodom kitų žmonių akise ir taip toliau. Tai ir po šitos sesijos gal psichologas galės jiems duoti kažkokių lifehackų, aš nežinau, arba užduoti teisingus klausimus, kurie atves prie atsakymo viduj. Prasme, kodėl aš taip jaučiausi. Ne dėl to, kad ten aplink mane ir Instagram'e aš ten žiūriu, o tiesiog gal viduj problemos yra. Ir paskui su visu šitų apmąstymais eina fotografuotis. Ir taip gims psichologinis portretas. Tai tu kaip ir galvoji, kad tai yra, bet tai gaunasi terapija ir po to fotosesija, o ne fotosesija terapijos metu. Tai kažkaip tai gal... Aš galvoju atskirti. Nes kad žmogus jau būtų, kaip pasakyti, paimprovintas, biškiai apšildytas psichologų, pasakys garsiai apie savo baimės, apie savo blokus ir taip toliau. Tai gal reikėtų nefotografuoti prieš ir tada po? Nu, čia gal projektui, aš sakau, dar mąstau, galima padaryti ir prieš, ir po. Tada gal fainiai bus palyginti rezultatą iš visus veiklos. Bet kad su psichologu jie tiesiog kalba prieš tą fotosesiją, nes aš noriu dar pasikviesti vizažistą į šitą projektą, kad pasikalba, tam padažo kažkiek ir tada fotosesija. Ir atskleisti tą individualumo kiekvieno žmogaus, kad jis gali atrodyti gražiai čia ir dabar. Nesvarbu, aš noriu numesti svorį, aš noriu pasidažyti plaukus, aš ir belekiek ir visą laiką atidėliuoju. tą savo tobulą variantą savęs, taip sakykim. Ir pamatyti tą grožį čia ir dabar. Ir man atrodo, ta fototerapija būtų tokia sukoncentruota būtent į tai, kad ištraukti tą vidinį grožį kiekvieno žmogaus, kad jis pasijaustų kad jis pasitikėtų tiesiog savimi labiau. Aš manau, kad tu turi tokią kilnesnę misiją kaip savo profesinėje srityje. Ne tai, kad nufotografuoti kuo gražiau, ar ne, bet viena, kaip matau, kad to meninė dalis yra kaip kūrėjo, kita dalis yra kaip misija kaip žmogaus, kažką duoti daugiau, nes tarkim, tau pačiai patinka portretus fotografuoti? Man labai, čia vienas mėgstamiausių mano žanrų fotografijų. Jeigu tai pasirinkti reikėtų vieną? Portretas būtų. Portretas? Taip. Bet tu tada, tau patinka, kas yra to žmogaus viduje? Taip. Ar kas jis gali būti, kokie skirtingi jo veidai gali būti? Kas šitoje vietoje tau portrete, jeigu analizuojant žmogaus charakterį ir ieškant jo fotografijai, tai papasakok apie šitą dalį, kas tau asmeniškai įdomu. Turbūt labai skirtingi tokie dalykai, kažkaip net nežinau, kaip čia lyginti, kažką išmesti, nes man ir patinka labai pamatyti žmogų visam kitam amplua, negu jis yra gyvenime, pavyzdžiui, nes fotosesijos realiai tam ir yra, kad tu pasimatotum ne tai, kad kaukę, bet kažkokį kitą personažą, kuris iš tikrųjų viduj tavęs galbūt yra. Aš pati mėgstu fotografuotis ir vis laik skirtingai labai tokie kaip alter ego išsitraukiu. Nes vis tiek mes nesam tokie, kaip sakyti, iš vieno kažkokio charakterio. Mes labai daug charakterių viduje turim, labai daug skirtingų veidų žmonių ir taip toliau. Tai fotosesija čia fainas būdas tam išsireiškimui. Gal tu negali panaudoti savo ten tą, nežinau, kokią rokerio pusę, pasakyti darbe, aš nežinau, dar kur nors ten dirbi teisininkų PVZ ir tu esi toks iš tikrųjų viduj giliai. Ir fotosesija gali tą ištraukti, kokią tokią dark fashion, aš nežinau, fotošūtą pasidaryti ir tau fainai tiesiog bus žiūrėti. Tai nereiškia, kad čia kaukė ir čia nesi tu. Čia kažkokia dalis tavęs. Tai ir su fotografija taip pat. Bet tas psichologinis portretas galbūt apie tai, kas yra
žmogaus pagrindinis personažas viduj. Taip gal įvardinčiau. Jeigu mes visus juos kartu surinktumėt, bet vis tiek yra kažkoks vienas dominuojantis. Tai vat jį ištraukti ir užfiksuoti, ko mes dažniausiai būnam, šiaip realiam gyvenime. Bet nesijaučiam. Galbūt ir nebūnam to ko norėtume būti. Nesijaučiam, va čia irgi toks dalykas, kur nežinosim, bet čia reikia irgi su žmogum vis tiek turėti kažkokią komunikaciją, kad suprasti, koks jis yra iš tikrųjų. Tai va tam bus daroma iš pradžių pasikalbėjimas, kažkokia komunikacija, kad suprasti, koks jo temperamentas. Vis tiek kažkokie tokie paviršutiniški dalykai matosi iš karto. Ar jis labiau introvertas, ar ekstravertas, nežinau, kaip jis atsako į kažkokius klausimus. Ta prasme, gali kažkokias charakteristikas sužinoti apie jį ir jis gal pats pasakos. Tai va, ir ištraukti tai fotosesijos metu. Arba gal kaip jisai norėtų atrodyti čia irgi. Ta prasme, toks gal net tobulėjimo būtų jo būdas, žingsnis. Tai vat. O tai gerai, dar paminėjai, kad tau pačiai patinka fotografuotis. Taip. Vis tiek, su sesė pradėjai, tai kaip sakant, nes ne visi fotografai moka fotografuotis, nes kitą kartą, kaip sako, kodėl nepavyksta fotosesijos, kur fotografai fotografus fotografuoja kitą kartą, nes tas, kuris yra fotografuojamas, jis galvoja apie apšvietimą, kaip jis atrodo kokiu objektyvu, o ne apie save. Jo. Bet yra fotografai, tarkim, aš esu ne vieną matęs, ne vieną stebėjęs ir būna fotografų poros netgi, kurie vienas kitą fotografuoja ir tai, aišku, labai padeda socialiniai medijai, nes iš tikrųjų fotografas, kuris neturi savo profesionalios nuotraukos. Čia kaip batsuvys be batų čia. Bet iš kitos pusės aš ką norėjau pasakyti, kad tu įlendi fotografo, tarkim, Instagramo profilį ir yra tik jo nuotraukos, bet nėra jo pačio. Ir tai gaunasi, fotografas yra kiekvienas kaip ir pats savo brandas ir nėra jo pačio. Tai aš nežino, kaip jis atrodo. Taip, niekas nežino, bet pažiūrėkime, visi patys žymiausi fotografai visi žino, kaip jie atrodo ir jie figūruoja savo profiliuose irgi. Tai vienas iš tokių momentų yra, kad fotografas turi fotografuotis irgi, mano manimu, bet kažkaip ir mokėti būtų fotografuojamas, o ne tik tai, kad tiesiog selfies ir panašiai. Tas, kas be ko veikia. Bet tarkim, mano asmeninė nuomonė, jeigu tu siūlai kitiem turėti profesionalių nuotraukų, tai kodėl pats jų neturi, ne? Nes aš pats, pavyzdžiui, pradėjau šiek tiek fotografuotis ir aš taip matau, kad aš jau dabar skirtingai ir elgiuosi prieš kamerą ir man kitą kartą sako, jau tipo modelis, nes žmonės bet aš pradėjau tiesiog jausis prieš kamerą, kad ir, tarkim, kur yra mano ta poza, kur man yra patogu, kur aš jaučiuosi labiau save, bet aišku, selfie ne mano reikalas, aš ten per 3 kartus kažkaip ten bandau pakreipyti veidą, bet čia ir pastebiu, matydamas kitas, dažniausiai vis tiek moteris fotografuojasi, yra tik ta self-portrait dalis, ar ne? Ir man klausimas, ar tu paprašai, kad tave fotografuotų, ar vėlgi su sesė, ar ten kiti fotografai kažkaip tarėtės, ar tu self-portrait metodikas irgi žinai valdžius esi? Oi, mano kelias kaip prasidėjo realiai nuo manęs, nes aš pradėjau fotkintis pati ir paskui tas išėjo, kad kiti žmonės norėjo tokių pat nuotraukų kaip pas mane. Ir pas mane buvo kaip gal atvirkščiai, nes pas fotografus būna, kad jie mato grožį kitam žmogui ir pradeda jį fotografuoti. Pas mane buvo, kad aš pamačiau grožį savyje. Pirmiausia, paskui pradėjau ir kitose matyti. Tai pradėjai pati savo būti graži. Taip. Aš norėjau, kaip pasakyti čia, aš norėjau pati savo įrodyti, kad aš esu graži ir pradėjau fotografuotis. Ir fotografuotis taip, visokios idėjas sugalvodavau ten ir tas realiai veikia. Tai mano kelias toks pradėjo realiai, kaip nuo modelio, galim pasakyti, iki fotografo. Tai ir man atrodo, labai svarbu, kad fotografas turėtų tą įgūdį tokią ir save mokėti fotografuoti. Ir fotografuotis, ta prasme, nes tada tu pakeiti vaidmenį ir vis tiek supranti, kaip jaučiasi
prieš kamerą kitas žmogus, kaip jaučiasi tavo klientas. Čia ir man atrodo labai svarbu, nes tada tu supranti, kaip su juo komunikuoti labiau. Tu prasme, kaip paaiškinti kažkokias pozas, ypač kai, aš turiu draugę tiesiog fotografę Viliją, tai mes su ją kažkaip labai fainiai ir susipažinom ir pradėjom viens kitą fotografuoti, jinai irgi fotkino panašiam stiliui kaip aš, vestuvės. Ir mes kažkaip pradėjom fotkintis, jinai mane, aš ją, ir tas mūsų matymas labai sutapo, kaip mes matom, žinai, tą portretą. Ir su ją labai fainiai aš galėjau atsipalaiduoti, nes šiaip iš esmės aš fotkinus visada pati. Tai yra tiesiog ant palangės fotikas, per telefoną įsijungiu ir fotkinu ten su tą programėlę. Tai arba ant kokio štatyvo, bet visą laiką aš pati save fotkinu. Ir man atrodė, kad kitas žmogus negalės pamatyti taip, kaip aš save noriu pamatyti. Buvo toks. Ir man labai sunku buvo pasakyti kažkokią fotografą, ten pabandyti nueiti, nes kažkaip jaučiau vis tiek kažkokį nepasitikėjimą net ir savim. Nes žinau, kad aš taip padarysiu gerai, aš atsirinksiu tokius kadrus, kurie man patinka, o kitas žmogus gal nepadarys to. Tai, mano draugė Vilija, su ją viskas taip pavyko. Ir taip tada pradėjau prašyti ir kitų žmonių. Ta prasme, savo sesę, savo draugą, ten belekas kas po ranką, dabar mane nufotkink. Ten jeigu kokia įdomesnė vieta ar ten kur nors kelioniai, fotoaparatas visada yra su manim ir darau ar portretus, ir visokias nuotraukas, meninės ir nemeninės, žodžiu, man labai patinka iš tikrųjų. Tokia kaip saviraiškos forma. Ir man atrodo, iš tikrųjų svarbu žinoti klientam, kaip tu atrodai. Nes, pavyzdžiui, mano puslapį aš turiu atskirą, ta prasme, savo asmeninį Instagramą ir Instagramą, pavyzdžiui, darbinį. Ir darbiniam ten nėra mano nuotraukų, tik darbai mano. Ir ant to viršelio tiesiog logo mano. Bet galvoju, dabar pasikeisti, reikia kokią darbinę, nežinau, fotosesiją pasidaryti, arba tiesiog kokią labiau, kad pasiskelbti savo puslapį, kad žmonės žinotų, kaip aš atrodau, nes kai ateinu fotosesiją pirmą kartą su žmogum, jisai, pavyzdžiui, jeigu kažkur lauke, gamtoje, jisai ieško, nežino, kaip aš atrodau. Ir paskui vis nusteba, tai čia jūs tokia jauna. Tai patys seksualumą šiek tiek žmonių, nes yra, tarkim, vienas dalykas yra, kai žmonės asmeniniam fotosesijom renkasi ten verslo stiliaus, ten mados ir panašiai, bet vis tiek yra buduarinės fotosesijos moterų, yra porų fotosesijos, kur, vis tiek ten šiek tiek su tokio bikini stiliumi, kaip aš sakau, ir nudo, nuogos fotografijos, ar ne? Tai kaip manai, pavyzdžiui, ar sutinki, ar, pavyzdžiui, prieštarauja, kad bet kokią asmeninę fotosesiją šiek tiek įvedus daugiau seksualumo, šiek tiek atvėrus daugiau, kažkiek nuogo kūną, žmogus bus labiau savimi. O čia paneigtum ar, pavyzdžiui, patvirtintum? Manau, labai individualiai. Nes yra žmonių, kurie ten paprašai biškį nuimti, nežinau, ten kokį liemenuką, biškį, kad nesimatytų tos pitnešėlės. Oi, ne, čia kaip čia, man nepatinka, labai bijo, ta prasme, ir tada jie jaučiasi nesavim. Jie labai uždari ir nenori rodyti savo ten kažkokios, kaip jiems atrodo, intimios dalies. O yra žmonių, kurie iškart ten paprašai nusirengti ir viskas, aš čia tavo visas. Tai čia labai individualiai, bet jeigu taip bendrai kalbant, tai manau sutikčiau su tuo pasakymu, nes vis tiek mes visi gimėm nuogi ir šiaip mūsų prigimtis būti nuogam, čia mes sugalvojam drabužius. Bet čia reikia gal laiko ir priėmimo visiško savęs, savo kūno, mylėti savo kūną ir tada žmogus galėtų atsipalaiduoti tokioj fotosesijoj. Bet iš esmės aš manau, tą tokį visiškai psichologinį portretą galim nufotografuoti be drabužių. Ta nude fotosesija man, bet iš tos meninės pusės, ne iš to porno ten kitų dalykų. Nes čia toksai labai slidus reikalas, ten biški ne taip ir jo atrodys vulgariai. Ypač kas liečia moters kūną, nes labai seksualizuota visur.
Reikia mokėti tai daryti, bet man labai patinka, ypač iš meninės pusės, nes, pavyzdžiui, visi paveikslai žinomų dailininkų, visi skulptūros, ten visur nuogi žmonės. Kodėl? Nes tai yra mūsų prigimtis, nes tai yra gražu. Tai yra tikra. Tai yra tikra, tai yra, tiesiog mes. Tai va, tai jau sutikčiau su šitu. Liuks. Tai, nes teko girdėti iš ne vieno ir fotografės arba besifotografuojančių žmonių, kad sako, sutikau atviresniai fotosesijai. Ten su naktiniais, ar ten su apatiniu trikotažu. Iškart sako pasakyti. Bet tai nereiškia, kad pradėjo nuogi fotografuotis. Žinau, kas ten pasidaro, sako, aš kas 2-3 metus, arba ten buvo pasidariau, sako, prieš 3 metus ir man užtenka, pamačiau, kad nereikia. Bet jeigu yra kažkiek tai, tarkim, apatinio trikotažo matosi, viskas labai gerai. Ir žmogus pats savim labiau savim pasitikė, gauna to pasitikėjimo. Tai... Bet čia irgi iš vidaus turi eiti ta energija, nes kiti žmonės labai blokuoja ją. Jiems atrodo tai kažkaip nenormalu, šlykštu, kažkaip nepriimtina. Nežinau, kažkokios stigmos yra ties to, bet man kaip labiau meniškam žmogui atrodo visada, kad čia visiškas bullshitas. Taigi žmogaus kūnas yra menas visiškas. Ta prasme, kaip jį galim žiūrėti kitaip. Ten kažkaip, kad čia purvina kažkaip, žinai, ten dar kažkaip. Tai aš šito tikrai nesuprantu. Tai man atrodo labai fainiai įvesti fotosesiją tą tokią biškito seksualumo, atvirumo, nes tada žmogus tikresnis atrodo. O kiek atvirai pati fotografuojasi? Visiškai nuogą nefotografuausi, bet su trikotažu jo. Ten, pavyzdžiui, švarkas ant nuogo kūno, tokiam stiliui, kažkas tokio. Arba, Nidoj turėjom čia irgi su draugė tokią fotošutą. Nidos tie kalnai, nereali gamta, man atrodo, dar labai reikia išlaikyti kas aplinkui, tam, jeigu nuogą žmogų, pavyzdžiui, fotkinį. Tai turi būti visiškai natūrali aplinka. Nes jeigu bus kokia buduarinė studija, tai atrodys, kaip porno aktorė fotkinė. Bet jeigu gamtoj, natūralioj, kaip žmogus, ir jisai nuogas, man atrodo, čia labai gražu. Tai aš turėjau tokią fotosesiją, ne visiškai nuogą, ten su džinsais, bet be viršaus visiškai. Tai labai fainiai atrodė ir labai fainiai jaučiausi tuo momentu. Tokia kaip įvyko, nežinau, susiliejimas su ta gamta. Tu tiesiog lakstai ir mėgaujies to, kad tu gali būti savim atviras ir nebijoti, žinai, ten, kad kažkas ten pažiūrės, kažkas ten dar. Bet tai, tarkim, tam yra nudistų pliažai. Ten eina, būna žmonės, bet jie niekada nėra turėję, kiti gal iš viso asmeninės fotosesijos nėra turėję, bet gamtoj, prie jūros, ten yra ženklas, ten yra galima, arba kaip pavyzdys, sakykime, Palangos pliažas, ar ne, ir miegamasis. Tarkim, aš ir tu dabar sėdėtume miegamajam nusirengę, tai kažkaip būtų keista, ar ne? Arba čia dabar, bet jeigu Palangoj, supranti, nesvarbu kur, ar būtų Nida, ar ten, nudistų pliažas, gal jau vis tiek, žinai, jeigu jau matėmės, tai kažkaip gal ir keistoka, nors kodėl turėtų būti, ar ne, vėl, pas visus mus yra kažkokie tai vidiniai tie tokie barjerai, taip, yra tokios dogmas, vis tiek mes nuo tų nepabėgsim nei vienas ir nesakom, kad čia mes menininkai, kažkoje esam, susitinkam čia pas mus no-name studijų ir čia mes paprastai nuogai vaikštam. Čia šiaip normalu, ateini, nusiėmė batus ir nusiėmė trusikus, žinai. Taip nėra, aišku, bet kas yra įdomiausia, kad pliaže visiems, ar ten pledais ten 6-8 žmonės, viskas normalu. Būtų bute, jau čia orgijos vyksta, nors dar visi apsirengę, žinai, tai čia labai priklauso nuo vietos, kur. Ir čia aš skaitau, pavyzdžiui, labai fainai, kaip fotografai bet kur tą erdvę gali sukurti. Pavyzdžiui, miegamasis ar pliažas yra vienas, o su fotografu tu saugus visur. Ar tai būtų prie geležinkelių bėgio, ar tai būtų prie jūros, ar tai būtų miške, ar tai būtų nesvarbu kur. Absoliučiai, 2 žmonės nuėjo kambarį ir pokšt vienas ir nusirengė. Taip kažkaip, kai nežinai viso konteksto, kas atrodo keistai. Bet kai fotosesija, tai viskas normaliai. Tai čia yra fotografo galia, kaip sakant... Nurengti žmogų. Nurengti žmogų ir dėl to niekas nei ir supyks, ir nieko ten blogo neįvyks, nei ką. Ir tai yra kaip tik jo naudai. Yra tiesiog.
Tai va, čia va, yra labai fainai. Tai va, tai ačiū, kad buvai. Pabandėm, man atrodo, labai man patiko tavo pasakojimai ir šitą aš tikiuosi, kad mums padės tai žmonėm daugiau išgirsti ir suprasti apie fotografiją ir fotografo funkciją ir aišku ir modelio funkcija ta pati ir ką vienas kitam gali duoti, nes čia yra, aš skaitau, kad čia yra jau mainai visame kame, tai nėra, kad tiesiog, aš suprantu, kad, pavyzdžiui, perku paslaugą ar ten prekę, tai aš gavau savo, tarkim, įsigijau kavos. Vis tiek yra energijos apsikeitimas. Jo, kava yra produktas ir viskas, tu gavai ir viskas, pirkai. Fotografas ir asmeninė fotosesija, nesvarbu, ar tai būtų šventė ar kas, tai yra jau yra daugiau, jau čia yra... Gyvas kontaktas vis tiek. Taip, ir tai yra kažkas tai tokio prasmingo ir kitokio. Tai va, tai ačiū tau. Ačiū.